Sveikas gyvas, Gintarai. Sveikas, Sauliau. 100 metų. Sveiki žvėjai. Sveiki. Nu, pagaliaugi Gintaras man paskambino, nedavė ramybės ir žada šiandien kažkokią labai intriguojančią man žūklę. Papasako, Gintarai. Noriu pakviesti ganėtinę egzotinę žvejybą, kur laukia mūsų visa žuvis šiuo metų laiku. O kaip mes ją gaudysim plėšrūnę tą, tada pamatysite laidoj. Ir kur? Čia vat ir didžiausia paslaptis. Deja, ne Lietuvoje. Ir kurgi mes esam, Gintarai? Ne taip toli nuo Lietuvos, matote, vandens daug, egzotiniai vaizdai. Gražūs tiltai. Gražūs tiltai, ne taip daug žvejų, iš tikrųjų nusileidimas puikus padarytas. Labai tvarkosi iš tikrųjų. Esame šiaip iš tikrųjų mes Latvijoje, Liepojos miestelyje ir plauksime gaudyti šiandieną plėšriųjų žuvų. Tikimės sugauti ešerių, lydekų ir starkių. Nu, čia yra vienoje vietoje visa žuvis ir taip vėlai, iš tikrųjų, tai yra egzotinis gaudimas, kadangi Lietuvoje sunkoka jau pagauti tą žuvį, o čia puikiausiai, matot, uoste jie leidžia žvejot ir aš manau, kad laimikiai bus. Na ką, laiko negaištume, rodyk tas slaptas vieteles. Pirmyn. Mūsų šiandieninis planas toks. Pirmas inkaras, tokioj labai ypatingai kraštovaizdžių pasižyminčioj vietoje. Kaip Tarkovskio filmuose. Tai planas mūsų toks. Pirmiausia, bandysime duobėse paieškoti starkių. Po to, jeigu nesiseks mums šiandien susitart su starkiais, plauksime būtent į jūrą. Ieškoti jūrinių atėjusių ešerių. Na ir tikėkime, arba starkiai, arba ešeriai šiandieną mus džiugins. Greta ešerių, jūrinių, dar ir lydekų ten yra. Taip kad mes gaudysim visą plėšę žuvį. Kaip visada, Gintaras pradžioj žūklėje būna didelis optimistas. Taigi, pirmieji metimai, kaip visada, sunkiausia dalis laukia surasti tą tinkamą masalą, tinkamą jo spalvą. Ir su Gintaru visiškai skirtingais gaudome masalais. Ir pasižiūrėsime, kažkokią tai išvesime po to parabolę, kurigi ta spalva šiandien mūsų plėšrūnams yra tinkamiausia. Toks dar pastebėjimas, kad mes gaudysime šiandieną mikromasaliniais kotais ir tik su mikromasalais. Nes pagal vietinius šiek tiek konsultaciją prieš tai turėjome. Šiuo metu laiku kažkokie čia kasybos vyksta ir sukelti gyviai būtent ir starkiai ir ešeriai maitinasi ypatingai mažais masalais. Dėl to palikome savo džiginius kotus namie ir ieškosime kažkokių gal vabalus imituojančių masalų, gal kažkokias kirmelės. Yra. O, gražiai. Nedidelis pirmas. Bet vis tiek. Tiktas. Aš manau, kad ne paskut. Su tokiu kotuku tai vis tiek malonumas, didžiulis. Atrodo, kad 5 kilogramų kada laikytų. Nu, tikimės bus didesniau. Keliauja laisvė. Opa. 1-0 tavo naudai. Vienas.
Štai. Faini, tikrai gražus starkiukai. Mano mėgstamas Reins guminukas. Būtent šio atspalvio. Niekada dar nėra pavedęs tiek ir Kauno mariose, tiek, kaip matote, ko puikiausiai pasižymi ir Latvijoje. Manau, Latvių žvėjai taipogi mėgsta šitas gumas. Opa! Yes! O Reinsas yra Reinsas. Sakiau, dėkis šitą gumą, mano mėgstamą. Tikrai smagi žuklė, pirmas inkaras. Pirmas 3 žuvis. kibimai Na, per 15 minučių. čia yra nereali egzotika. Nerealiai, taip. Super. Netgi šiek tiek pavydu Latvijam, kad tokią vietą turi. Matote, žiūrovai mūsų bičiuliai taipogi iš žuklės kodo parduotuvės kartu žvejoja Klaipėdoje, klaipėdiečiai. Na ir buvo priplaukę pasidomėti, kaip mums sekasi, jie prieš tai nebuvo nieko pagavę, davėme Gumų teisingų. Reins guminukų, ant kurių čia mes sėkmingai gaudome. Ir praktiškai iš 2 ir 3 metimo nemačiau, kiek iš karto sėdo starkis. O aš dar eksperimentuoju toliau ir matau, kad ant tos gumos kimba, viskas ok, tvarkoj. Noriu kitą išmėginti. Guminuką. Na, va šitas būtent šiaip yra irgi vienas iš mano favoritų. Niekada nefildavo, bent jau Lietuvoje. Na, šiandien pabandysiu tokį su tvisteriuko. Lėtesnių dar pravedimų, dar netokį agresyvų. Šiaip labiau orientuoju dabar į ešerį. Nes, kaip minėjo, čia ir vietiniai, ir gintarais. Ir gintaras su savo draugais, kad vieno šitoj duobėje sėdi visa žuvis. Na ir aš tikiuosi suvilioti ešerį. Tegu gintaras savo starkius toliau gaudo, o aš noriu ešerių. Aš manau bus. Opa. Kas vėl? Po valtim, grinai. Bet tu pažiūrėk, kokį ir nupiešė. Jeigu operatorius pamatys, kokį ir užpiešė žuvį ir ta žuvis pakilo ir iškart prie valties kalė. Aš irgi noriu tokio didelio. Liuk! Ešeriukas, man atrodo. Starkis. Prašom, kaip ir minėjau, mano viena iš mėgstamų gumų. Ir noriu atkreipti dar vieną dėmesį į vieną dalyką. Gal papasakosiu vėliau, kai paleisiu šitą gražią žuvį. Atiduok. Keliauja į laisvę. Pratęsiant mintį, ką norėjau pasakyti, tikrai nereikia bijoti trumpų kabliukų, gaudant su reinsais. Kaip matote, kabliukas visiškai minimalus, mažiukas, gumos, štai pilna, nereikia jokių papildomų triškių kablių kažkokių tai. Paprasčiausias guminukas. Reinsas ant tiek apgauna žuvį, nu jis nejaučia, kad čia kažkokia tai būtų apgaulė, grinai kažkoks kirmeliukas, kaip ir minėjau, kad prieš tai bandysime imituoti šiandieną su savo guminukais ne kiek mailių, o kiek kažkokius tai gyvius, kirmelės. Na ir praktiškai iš 2 metimo iš karto kirtas starkiukas. Tik va, dar pasiantrinsiu gintarui, kad tikrai lėtas pravedimas reikalingas. Ir žuvis tikrai šiandien aktyvios, nes puikus oras jaučiasi, slėgis vienodas, vėjas nurimęs,
tiesiog idealios sąlygos žvejybai. Ir žuvim tai patinka, kaip ir mums toks oras. Čia šiek tiek blogiau kimba, kada saulė. Vanduo skaidrus, jinai peršviečia ir sterkis, ir lydeka, ir ešeris atsargesni. O apsiniaukusi orą ištaikius, aš manau, be žuvies čia neįmanoma. Nu, rudenį su saulė labai retas atvejis. Po pirmų šalnų. Kur rudenį, atsiprašau, žiemą. Žiemą. Tai, ko aš iš tikrųjų norėjau. Gražuolio, šviesaus, jūrinio ešerio. Fantastika. Fantastika nežvejyba. Gruodžio mėnesį. Čia matomai, man senis šaltis siunčia jau kalėdinę dovaną. Taip.